Labas, Egle. Labas, Ieva. Labas, Vincai. Sveiki visi. Tai ką, šiandien susitikom jau antrą kartą pakalbėti. Ir šiandienos jau temą pabandėm nusimatyti iš anksto. Ir užgimė tokia mintis pakalbėti, kodėl darbas tik tai sunkiai. Nuo žodžio dirbti. Garsiai skamba. Ir atrodo, kad reikia dirbti taip, kad pavargti ir paskui galėti pasipasakoti, kaipgi dirbai. O kodėl tik tai sunkiai galima? Man patiko Eglės istorija šiandien. Apie tai, kad kai dirbu mėgstamą darbą, nesijaučiu, kad dirbu ir tada pradedu jaustis kaltas. Tikrai taip, aš šiais metais pradėjau freelancerio kelią ir esu profesinių santykių konsultantė ir dabar dirbu pati savo ir dirbu su komandomis ir individualiai žmonėmis ir dirbu tą darbą, kuris man tikrai mielas ir prie širdies. Ir kartais pagaunu save, kad aš jaučiuosi kalta. Kaip čia taip? Kalta, kad nesikankinu. Taip, atsiminiau, kad savo vienišės natūrą, atsiminiau Nyčę, kuris sakė, kad pragaras yra kiti, pagalvojau, kokie yra skirtumai, kad taip mažiau tenka derintis, tarkim, kažkokiai organizacijai priklausant ir panašiai. Tačiau atrodo, tas malonumas, kurį jaučiu iš mylimo darbo, nėra legalus. Atrodo, kad aš tarsi simuliuočiau, kažką praleidinėčiau. Kad nėra tokio, yra nuovargis, kuris būna malonus, tai būna taip, kad nesinori su žmonėmis bendrauti, nes visą dieną, pavyzdžiui, prakalbu su žmonėmis, bet atrodo, kad neturiu su kuo pasidalinti, kaip man kažkas yra blogai. Nes ką esu įpratusi girdėti iš anksčiau, kad po darbo dienos susirinkę ar namuose namiškiai, ar draugai kokioje nors kavinėje pirmiausia dalinasi, kaip jie nusikalė, netgi tiesioginė žodžio prasme atsineša taip, kaip jie pavargo. Tai tu čia kaip ir neužsidirbus tada? Kalbėti nelegalu tada tarsi? Ar kaip čia tai? Taip atrodo, kad tada, jeigu nėra tokio kažkokio blogojo ataskonio, tai nebuvo padirbta. Tarsi net baisu kažkam prisipažinti, kad tas darbas malonu, o nesunkiai. Tai pala, gal tu dar apkrovos neturi. Gal dar bus gal proga pasiskųsti. Na, kažkaip, kai ir apkrovos būna, tokio jausmo nėra. Yra visai kiti jausmai. Yra jausmai susijęs su klientų atvejais, tarkim, kažkokios mintis. Kažkoksai tai būna dalykas, kur norisi daugiau pamastyti, gal pareflektuoti su kolegomis, su kažko pasikonsultuoti, bet tokio kažkokio sunkumo nėra. Tai jeigu nėra sunku, tada nesiskaito. Kaip darbas būtent. Tai man taip atrodo. Nors, kaip mes kalbėjom dar prieš patį įrašą, nors visi ir sako, rask savo mylimą darbą ir nereikės dirbti, pavers hobį darbu ir kaifuok. Tarsi turėtų būti siekiamybė tokia rasti tą vietą, kuriame tu jauti malonumą. Ir viena vertus tai yra, atrodo, siektina ir skatintina. Antra vertus, jeigu nesibėdavoji, tai tu kažkoks įtarus. O pavyzdžiui, gerai, tarkim, mano atvejis toks, kaip pas tave, kai dirbai samdomą darbą. Būdavo visada sunku? Ne visada. Nu, tai reiškia, tai nepriklauso, ar tu freelanceris, tai yra laisvai samdomas žmogus, dirbi savo, ar tu dirbi samdomą darbą. Taip, bet dabar to sunkumo mažiau. Ir aš, kaip ir sakiau, galvojau, iš kur tas sunkumas. Ir aš bandžiau atrinkti, kur yra sunkumas, kad man sunkumas būdavo kiti. Bet tu vis tiek dirbi su žmonėmis. Taip, aš dirbu su žmonėmis, tačiau galbūt, nežinau, pasakysiu tiesiai šviesiai, neturėjimas virš galvos šefų duodas savo. Tokio lengvumo. Pats savo vadovas. Man, pavyzdžiui, tas kaltės jausmas, jis kaip ir pažįstamas. Pavyzdžiui, aš iki 14 metų pabaigos gal
dirbau samdomą darbą visą savo laiką. Ir man būdavo kažkaip paprasta pasakyti žmonėm, kai klausia, ką tu dirbi, aš atsakau, esu personalo vadovė, darau tą ir tą, čia yra mano darbas. Ir aš jausdavau, kad aš dirbu, darau, ir man būdavo paprasta. Kai nustojau dirbti samdomą darbą, pradėjau tiesiog dirbti su verslais apie verslus ir apie žmonės versle, tai kai žmonės klausia, ką tu dirbi, aš neturiu ką atsakyti. Vienas dalykas, negaliu niekaip pavadinti savo profesijos, ką aš ten darau. Kitas dalykas yra tai, bet aš juk nedirbu. Pas mane nėra kažkokio tai grafiko, pas mane nėra termino, pas mane nėra kažkokio tai sutarimo su darbdaviu ar kažko tokio, tai atrodo, kad aš nedirbu. Tada pradėjau galvoti, kas tada darbas man yra. Ar tai sakyti, kad aš dirbu tai, kas mane maitina, tai, ką aš darau mainais už pinigus, ar mainais už kažką tai, ar ne, kurdama kažkokią pridėtinę vertę kitiems, ar tai tada yra darbas. Ir pavyzdžiui, tarkim, dirbant samdomą darbą, buvo viskas labai aišku, tu dirbi nuo tokios iki tokios valandos, tiek valandų per savaitę, taip, ten, aišku, būdavo visokių dalykų, kad ir viršvalandžiai, ir projektai, ir visa kita, ir tu neskaičiuoji tų valandų. Bet kai pavadinkim taip, dirbi savo, tai pranyksta, kažkokios ribos pranyksta. Tiesiog jaučiuosi, kad gyvenu gyvenimą ir tame gyvenime savo darau tai, kas man įdomu ir tai, kas man patinka. Ir tai, ką aš galiu daryti. Ir aš negaliu to pavadinti, man liežuvis neapsiverčia to pavadinti darbu. Tai galvoju, tai kas tas darbas tada? Aš dabar, ką išgirdau iš tavęs, dar skirtingai, aš pasakiau, kad pragaras yra kiti, ką aš iš tavęs išgirdau, tai dar tam tikra kažkokia tai struktūra, o ką tu ir kalbėjai, terminai, atsiskaitimai, kažkokie tai, rėmai, kurie ir atrodo, kad kai rėmų tokių netavų nėra, ne tavo pačios sukurtų nėra, tai atrodo, kad tai kažkaip ribos išplaukia. Ir kažkaip tai patampa jau nebe darbu ir lyg ir nebesiskaito, nes tarsi nedirbu, o gyvenu. Kaip tu sakai, kad dirbi, lyg ir, darai dalykus, bet darbu jau nebegali pavadinti, tai yra gyvenimo dalis. Negaliu pavadinti darbu, bet nesuprantu, kodėl negaliu pavadinti darbu. Čia man mistinė vieta. Kitas dalykas, vėlgi, kai esi samdomas darbuotojas, tau yra užtikrintas ir atlygis, ir tavo darbo vieta, niuansai ir visa kita, bet iš esmės tu tiesiog ateini atlikti savo funkcijos. Kai tu dirbi savo, tu turi veiklos susirasti pats savo. Ir lyg ir tame kaip ir daugiau nerimo galėtų būti, daugiau atsakomybių, ir tai kaip tik yra sunkiau, negu atėjai, pasakė, ką daryti, padarei, viskas paprasta. Bet kažkodėl yra atvirkščiai. Gal dėl to, kad, čia hipotezė, gal dėl to, kad tavo pagal tavo, nežinau, vidinį ritmą visą tai atsiranda. Nes ir tada, kodėl aš taip šneku, man iš tavo pasakojimo kilo mintis, kad aš atrodo, kad kai dirbdavau kitam, aš atnešdavau kažkokią tai, aš keisdavau į rezultatą, dėl kurio prašydavo iš manęs kitas. Pinigus tuos, kuriuos uždirbdavau, keisdavau į tą rezultatą, kur man diktuodavo kitas. Kitas, tai aš turiu minį organizaciją, kurioje esu, kur yra iškeliami tikslai ir panašiai. Kai vyksta tie mainai, aš pati savo užsakovas ir pati savo atnešanti rezultatą, tos vietos aš savo neįsisąmoninusi, nes tai esu vienas, aš ir gyvenu gyvenimą, kaip tu sakai. Čia mano gyvenimo, kaip deguonis, įkvepiu, iškvepiu. Darbas tada gali būti tada, kai kažkam tai kitam kažką tai bandai padaryti, o kai jau darai dėl savęs, jau nebe darbas. Jau nebe. Bet čia Ar kaip čia? Negalėčiau vienareikšmiškai teikti, nes tarkim, dirbau nemažai metų personalo vadovė. Užėmiau vadovaujančias pareigas, tai kaip ir galėjau nemažai dalykų pati nusistatyti, kaip tai turi būti.
Turėjau pakankamai laisvės reguliuoti savo darbo laiką, savo darbo funkcijas, netgi užduotis pati savo susigalvoti, kaip pagerinti ten organizacijos kažką, ne? Iš žmogiškosios pusės, žmogiškų išteklių pusės. Laisvės pas mane buvo pakankamai. Darbas man buvo be galo mielas. Tai sritis, kur mane vežė visiškai. Bet tai vis tiek buvo darbas. Ir vis tiek buvo tos darbo kančios. Vat būtent ta kančia ir kame ir apie ką jinai. O kaip jaučiasi ta kančia? Per nerimą, per įtampą. Tai yra vis tiek, čia tai ką Eglė galbūt sakė, buvau kolektyvo dalis. Nesvarbu, kad aš vadovė, ne? Nesvarbu, kad virš savęs galbūt neturiu vadovo apart direktoriaus, kuris suteikia visišką laisvę. Daryk kaip nori, kaip išmanai, kaip geriausia. Ar tai gali būti darbas dėl kažko? Tai yra stengtis dėl kitų, dėl įmonės, dėl kolektyvo. Tai yra nepriklausomai nuo nuotaikos ar savų ketinimų, bet yra kartu atsiranda tikslai, kurie yra dėl kitų tarsi, kad kitiems kažką tai atnešti. O kuom tai skiriasi nuo to, ką dabar darom? Nes visi čia esantis, mes trise, mes esam laisvai samdomi. Mes teikiam paslaugas kitiems žmonėms. Tai vėlgi dėl kitų, apie kitus, su kitais. Vis vien yra žmonės ir yra tie kiti. Mes neturim bendradarbių. Mūsų darbas yra vienišas. Ir darom dėl savęs. Ir jeigu aš tą dieną nenoriu dirbti, aš galiu atsigulti ant sofos, įsijungti serialą savo mėgiamą tiesiog ir žiūrėti. Ir aš neturiu prieš ką atsiskaityti šitoje Aš vietoje. suprantu, skirtumas tarp tavęs ir manęs yra tai, kad tu pasakai, aš tą dieną nenoriu dirbti. Pas mane taip nėra. Ar turi darbo? Ne, ne darbo, bet aš turiu atsakyti keletą laiškų, paskambinti, susitarti, ten turiu paieškoti kažko. Tai tu dirbsi. Nu ne, aš tiesiog turiu šiokių tokių veiklų. Aš negaliu to pavadinti darbu. Aš pats irgi nevadinu darbo. Kurį laiką dar, kai dirbom vienoje įmonėje kartu, tai būdavo išlįsdavo asmeniniai terapijoje toksai skirstymas, kad yra darbas ir, pavyzdžiui, mano darbas su klientais, tai kažkaip tai darbu to neatsirasdavo tokio pavadinimo kaip darbas. Yra darbas, nes dirbu įmonėje, tu turi kažkokias tai pareigas, atsakomybės, tam bla bla bla, tikslus, o su klientais, ne, aš to darbo nevadinu. Kodėl? Labai kažkaip nesinori, nes aš tą darau dėl to, kad tai yra mano dalis dienos, aš tą įprasminu kaip savo veikimą, bet tai nėra kažkokio tai vardant kažkokio tai įmonės gėrio, kažkokius tai rezultatus ten metinius, kad pasiekti, gyvendinti projektą ar dar kažką tai tokio. Tai yra kasdienė veikla, kuri man teikia tiesiog malonumą. Taip pat iš to, ką mes šnekam, ar gali būti taip, kad darbas ir mūsų tema, kodėl darbas tik sunkiai, yra tada, kai tu darai tai, kas tau nėra miela arba kas nėra tavo visiškai. Ir tada tai ir sunkumą atneša, ir tu gali tai pavadinti darbu, nes tai yra darbas. Tai nėra tavo miela veikla, mielas užsiėmimas. Iš dalies galbūt galėčiau sutikti, ar darbas mielas ar nemielas, su šitą dalim nesutinku, nes vis tiek dirbau mielą darbą. Kartu man ta dalis yra, kad ir dėl kitų, tai yra dėl įmonės gerovės, kažkoks tai yra didesnis tikslas. Tai yra, jeigu aš kažko tai nepadarysiu, tai kolegoms kažko tai gali pritrūkti tada. Projektas neįsigyvendins, procesas neįvyks, nes aš su savo dalies neišpildysiu. Tai yra, aš esu didesnio dalyko dalis. Sutinku, kad tu sakai, man dar du dalykai atsiskiria, kad netgi kryžkelėje gruodžio mėnesį, ką man veikti toliau, ar ne, aš supratau, kad yra du keliai, yra kelias ten, kur aš tinku ir ten, kur aš esu pašaukta. Ir kai
ta prasme, buvusiuose visose darbuose, kokia bebūtų atmosfera, aš būdavau ten, kur aš gerai tinku. Kur mano turimos gebėjimai, kompetencijos labai tinka. Ir yra dalykai, kur aš esu pašaukta. Savo viduje jaučiuosi. Ir vat, kai dabar darau tam, kam iš tiesų, kur man atrodo mano natūros dalis, ir labai sutinku su Vincu, kad kai turėjau 2 darbus, taip juos pavadinkim, vieną bendrai kaip samdomo darbuotojo, kito kaip savo veiklą, kaip konsultanto atskirai, man irgi nesiskaičiavo kaip tas, nes visai atrodo kiti mechanizmai tame veikia. Kartu didesnis, ir kokį dabar pajutau skirtumą, laisvė rinktis. Aš nešneku apie atsakomybę, kokią tenka, bet laisvė rinktis freelanceriui man yra didesnė, kad gali pasakyti ne, kad tu ir nuo to gal prisimti pasekmes, kad gal bus, pavyzdžiui, mažiau ten tų klientų ir panašiai, o kai kur tenka paklusti, kai esi didesnėje organizacijoje. Ir kad ta sunkio dalis yra iš to, kad tu darai tinkamai, bet vykdai kito užsakymą, kaip Vincas sako. Kažkieno užklausą įgyvendinę. Dar toks mažas rakursas, aš dar mačiau apie tai, kada jaučiausi, vat, tos momentus, kai aš jaučiausi dirbanti ir nedirbanti, dirbanti sunkiai ir nedirbanti sunkiai, tomis vietomis, kur man buvo didelė labai laisvė palikta tvarkytis projekte arba susikurti kažką, ten aš jaučiausi kurianti ir nedirbanti. Ir tuo metu, kai mano kūrinį jau kas nors pastebėdavo ir pradėdavo su juo kažką tai daryti, nuspręsdavo, kurį pritaikys, aš netgi buvau metaforiškai pavadinusi, kad kaip gimsta vaikas, o tau pradeda jį aprenginėti kažką, tai tas vaikas tavo, o jį nusprendžia tai klono kostiumu, tai kokiu uniformą, bet tas momentas būdavo sunkus, kur derintis kito reikalavimus, kito matymus. Tu man priminei vieną momentą, kai turėjau įmonę, veiklą, kuriai vadovavau, ir buvo šalia projektėlės, kur pats susigalvojau pasidaryti. Ir tavęs beklausydamas taip pagalvojau, kad aš jo nevadinau darbu. Nes jeigu aš kažko tai ten nenuveiksiu ir ten nieko nesikuos, niekas apie tai nelabai ir sužinos. Akcininkas apie tai nežinos. Ir tada nėra prieš ką, ne tai kad atsiskaityti, bet nėra kas pamatys tą rezultatą apart manęs. Ir tada galiu pasidžiaugti, palydėti, bet tai yra mano konkrečiai, tai kitų nelabai liečia. O jau veikloje, kurį įsivažiavusi, kuriai vadovauju, ten visai kitaip, ten jau yra darbas, nes turiu tikslus įgyvendinti, turiu užtikrinti, kiek turiu užtikrinti įmonės veiklą, rezultatus, įgyvendinti projektus, kažkiek tai atsiskaityti už juos, jau atsiranda ir tada, jeigu aš ten nieko nenuveiksiu, tai galiu gauti ir velniau. Ne tai, kad apie baimę, bet velnių gauti, bet apie tokią atsakomybę gal prieš kitus tikriausiai labiau šneku iš tos dalies. Tada buvo, man tuo atsiskiria, kad kai darau savo, pavyzdžiui, mano psichoterapinė veikla, tai kiek aš turėsiu klientų, tai yra mano asmeninis pasirinkimas. Ar aš pasirinku vienokį kiekį, ar kitokį kiekį klientų, tai aš žiūriu grinai savęs. Jeigu dirbčiau, pavyzdžiui, tarkime, su jumis komandai, tai pasitartumėm, kiek tenais galima priarti ir taip toliau, bet tai jau, ką tu sakei irgi apie tarimosi dalį. Tada jau atsiranda tarimosi dalis, kažkokie tai įsipareigojimai, kad čia aš gal per mažai, man čia reikėtų gal pasistengti, reikėtų. Tada atsiranda kažkokie tai reikėtų, kurie, man kartais, jeigu nesinori, tai tada atsiranda sunkumas. Kad ne ta diena tiesiog. Arba kitą savaitę tiesiog noriu laisvesnės. Aš galiu persidėlioti savo klientus taip, kad, pavyzdžiui, turėčiau laisvo laiko savo tiesiog. O kai dirbam kartu, tokios laisvės, net opcijos tokios neatsiranda, vis tiek, reikia. O tai kaip čia prieš kitus, tada pavėsiu, kitiems bus, tai nesudalyvausiu.
tada ten žinios nesuvaišo, bla. Tai yra, kai dirbi vienas labiau yra noriu nei reikia, o kai dirbi ne vienas, atvirkščiai. Tas yra to reikia, bet jisai gal kiek kitoks. Tu vis tiek su vidumi savo pasitikrinę, ar aš to noriu ir ar čia dabar tingulys kažkoks apėmęs ir reikia padaryti, ir iš tiesų noriu. Yra, pavyzdžiui, ta dalis, kartą per mėnesį mano nekenčiamiausia, tai yra, kur tikrai prisiverčiu, tai yra sąskaitas išrašyti. Užtrunka žiauriai trumpai, ten nėra ten ką labai veikti jose. Tarkime, kiek aš kokį pusvalandį išrašyti sąskaitoms. Man tai užtrunka porą valandų. Dėl to, kad yra ta nusiteikimo dalis, ir čia yra reikia. Bet man niekas nepabaksnos šitoje vietoje, man niekas neprimins ar dar kažkas tai tokio, nebet klientai gal pasigestų, bet ir šiaip žino, kiek turėtų pervesti ir perveda tiesiog. Ir tai yra ta buhalterinė nuobodžioji dalis, kuri ne dėl to įsivėliau į veiklą, kad galėčiau sąskaitas išrašinėti. Ir čia yra, reikia, man reikia. Niekam kitam nereikia, iš tikrųjų, šito, apart gerai valstybės tenais mokestinių reikalų. Tik tais, kad teoriškai pagal visą mokestinę sistemą aš tą galėčiau padaryti kartą metus. O tu tuo metu jautiesi, kad tu dirbi? Nes mes kalbėjome apie tai, kad jeigu darbas tai sunkiai, tai arba tas sąskaitų išrašinėjimas tau darbo jausmas? Labiau, va čia labiau atsiranda, nes šita dalis fiziškai tai visiškai nesudėtinga yra. Nei laiko tenais užima, nei didelių pastangų susižiūrėtum, tai čia labai nesudėtinga tos dalykus. Kartu tas tingėjimas, kad aš tame prasmės, pavyzdžiui, nematau. Ir dabar, šnekėdamas, prisimenu darbe, tą, kur dirbti reikia. Tai vis tiek yra darbų, kurie faini ir jie tiesiog pasidaro ir yra tokie, kur nelabai ir norisi. Bet žiūrėkit, mes dabar pradėjom temą, kodėl darbas tik sunkiai ir kažkaip dviem kryptim pasileidom. Viena kryptis yra šnekam apie tai, kas apskritai yra darbas ir kodėl mes vienus dalykus vadinam, kad mes dirbam, o kitų kažkaip neapsiverčia liežuvis tai pavadinti. Ir kita pusė yra, kas yra sunkus darbas apskritai. Man jos persipina iš tikrųjų, nes kiek dabar šnekam, tai tarsi, kai pavadinam darbu, tai tada atsiranda to ir sunkumo. Kaip sakiau, pats žodis naštas neša. Taip. Rusų kalboje netgi работа от слова раб, taip ir net ir kirčiavimas yra. Tai lietuvių kalboje iš kur šitas žodis. Tas yra, bet jo, atsiprašau, grįžkim prie jos dalykų. Man dar norisi trečią rakursą įnešti. Ar nebūna jums tokio jausmo, nes man jisai būna, kad susitikus su dirbančiais žmonėmis atsiranda kaltė, kad po darbo dienos tau nėra taip sunku, kaip jiems. Būdavo man taip anksčiau. Nesugalvoju, kodėl. Bet tai būdavo. Kaip pavyzdžiui, aš eidama vidury dienos apsipirkti, jaučiuosi kalta, nes visi žmonės dirba ir jie po darbo stovi kamščiuose, laukia eilėse parduotuvėse, kol galės nusipirkti maisto ir grįžti namo, 8:30 pasigaminti vakarienę. O man viso to nereikia, aš galiu tai padaryti dienos metu, kuomet yra tuščia, kuomet ir man patogu. Ir aš kažkaip jaučiuosi, kaip tu Eglė sakai, pradžioje kalta iš dalies. Iš kitos pusės, kai aš vakare jau visa laisva, nes man niekur nebereikia, aš jau pavakarieniavus, noriu susitikti su draugais ar artimaisiais, o jie sako, ne, aš čia po darbo lėkiu namo, čia vakarienę pasidaryti čia visą, o gyvent kada? Tai man toksai jausmas, kad aš pamenu, kaip buvo gerai rypauti, kai visi su liežuviu per petį susitikdavome su draugais po darbo. Aš nuvargęs daugiau, nuvargimo matuokliai. Nes tai būdavo norma. Tai būdavo norma ir atrodo, kad jeigu taip
pasibėdavoji, tai taip tu priklausai dirbančiųjų, nežinau, masiai, tu legalus tikras darbuotojas, nelaimingas, pavargęs ir taip toliau. O dabar, kai tokiame dideliame kontraste atrodo, kad aš erzinu su savo kitokiu išgyvenimu, kitokiu tiesiog potyriu, kitokiu ritmu. O ar mūsų darbai yra lengvi? Aha, ir stoja tyla. Aš sakyčiau, kad tai, ką aš darau, tai nėra lengva, tai reikalauja ir patirties nemažai, ir žinių, apskritai kompetencijos, sakykim taip. Bet man tai nėra sunku. Ar darbas pats yra sunkus? Negaliu aš tai pasakyti. Jeigu kažkas kitas atsistotų į mano vietą ir jam reikėtų daryti tai, ką aš darau, pažįstu bent keletą žmonių, kurie sakytų, eik tu po velnių, aš šito nedarysiu. Nes būtų ne pagal jų galimybės, būtų per daug neapibrėžtumo, per daug abstraktu, keltų stresą ir visa kita. Aš kažkaip žinau, kad mūsų bus šitą temą ir vis tiek, mūsų galvoje sukosi man mintis, aš pastebėjau, kaip nurašau tuos dalykus, dėl kurių jau kentėjau. Prieš tai, kur buvo sunku. Ir klausimas, tas dabartinis darbas sunkus, man be praeitos prieš tai kelionės, jisai būtų tikrai sunkus ir nepakeliamas, galbūt vietomis. Kai klausau draugų arba pažįstamų, artimųjų, kurie klausia, ką aš dirbu ir pavyksta jiems paaiškinti, tada jie sako, o tai turėtų būti sunku kalbėti su žmonėmis apie jų problemas, padėti jiems išgyventi, taip toliau. Tai tada, kai aš išgirstu juos, galvoju, tikrai, ko gero, tai turėtų būti sunkumo jausmas. Ir žinau, kad šitame taške esu dėl to, kad prieš tai dariau žingsnius, bet kažkodėl negalvoju apie juos darydama. O gal mes neleidžiam savo pripažinti, kad iš tikrųjų mes dirbam sunkiai. Užmaskuojam tai tuo, kad tai mūsų mėgstama veikla, mes savarankiški. Aš pasakyčiau taip, kai klausėte sunkiai, aš taip pasakyčiau kaip ir apie savo kilogramus. Kad tai buvo sunkiai, aš suprantu tada, kad aš jų netenku ir fiziškai pakilnoju, pavyzdžiui, bambalius su vandeniu, pasižiūrėdama, kiek aš numečiau. Tol, kol aš su tuo, aš to sunkumo nejaučiu. Dėl to man atrodo netgi man būtų šventvaigiška sakyti, kad aš sunkiai dirbu. Kad aš dirbu rimtai, rimtai ir su atsidavimu, tai galiu pasakyti. O sunkumu to įvardinti negaliu. Čia mano kelionė. Ir tada, jeigu nėra to sunkumo, tai sunku ir darbą pavadinti kažkaip. Subjektyvi patirtis sunkumo kažkaip tai ryšasi tada su darbu. Tarsi čia būtų kažkoks tai, nežinau, alinanti veikla, po kurios reikia godžiai ilsėtis, nes esi išvargęs, reikia pasikrauti resursus. Gerai, su kuo jums asocijuojasi tada, kai girdit, kad sunkus darbas, ar ne? Iškart ką matot, duobkasius prieš save, kurie turi iškasti N kilometrų per dieną? Man tai asocijuojasi, pirma mintis, dabar kaip paklausai, tai buvo apie tai, kad žmogus greičiausiai daro tai, kas nepatinka, arba yra daug nepatinkančių dalykų. Tie sunkumai yra iš to, kad nepatinka. Kad tai kelia stresą, nepasitenkinimą, kitus jausmus. O su konkrečia profesija kažkaip nesuriša. Man iškilo banko darbuotojo vaizdas, bet kažkodėl tai konstitucijos prospekte iš karto atsiprašau su banko darbuotoju. Bet paskui atėjo kitas momentas toksai, kad kai yra neadekvatu, ką aš esu ir girdėjusi,
iš žmonių ir ką patyrus esu, kai yra neadekvatu laiko resursų prasme žmogaus tos užduotis, kurias jisai gauna. Jeigu aš tuo tikiu, nes kartu dar yra ir truputį jaučiu, kad yra mada būti pavargusiu. Labai rytai sportuoti, paskui labai sunkiai dirbti, tada po darbo kažką dar veikti su kolegomis ir būti nuolat pavargusiu ir užimtu. Nes tada tu esi vertingas. Taip, bet jeigu pripažinti, kad tai yra, kad tas darbas sunkus ir kada buvo man sunku ir ką aš girdžiu, kad yra sunkumai, tai dažniausiai būna tai, kad žmogaus resursai yra mažesni negu jam užduotos užduotis. Tada, kai sunku, tada jau dirbu. Tai tada jau dirbu labai. Tai va darbas tik tai sunkiai. Vėl grįžtam prie to paties. Kada jeigu buvo sunku padaryti kažką, tai tada dirbu. O jeigu, kad ir kompetencijos dėka, pavyzdžiui, tas darbas nesukėlė didelių sunkumų, tai jau toks, čia darbą pavadinti. Čia veikla tiesiog. Veikimas. Jo, veikimas, čia ne darbas, nes turi būti vidinis sunkumas, jeigu dar prakaito lašelis nubėgs per skruostą, tai iš viso labai gerai. Ant kaktos, jeigu porą lašelių, tai jau kaip sporto salėje. Tai jeigu dėsim lygybę tarp žodžių darbas ir veikla arba veikimas, tai mes kiekvienas užsiemam kažkokią veiklą šiuo metu. Nevadinam to darbu, nes mums tai asocijuojasi su kažkuo tai sunkiu, gal nuobodžiu, gal ne taip patinkančiu. Veikimas gali būti labai įvairus, tai gali būti laisvalaikio dalis, tai gali būti darbo dalis, tai yra daugiau įeina aspektų į tai veikimas, ką darai. Ir iš tų veikimų kažkaip tai vis tiek atsiskiria, kur dirbu, o kur veikiau. Tiesiog. Tu net su kita intonacija pasakei, kad dirbau ir veikiau. Linksmiau. Aš taip dabar pamačiau, kad man atrodo, kad tai, ką mes jau sugebam, tai nurašom. Man taip pat girdisi, ne? Nes, pavyzdžiui, jeigu mes į darbą pasižiūrėtumėm kaip į kažkokį dalyką, kurio ne vienas nemokama, ne? Nu, aš čia dabar iš lempos pasakysiu. Kokį verpimą šilkverpio ten tų siūlų, ne? Tai atrodytų, darbas. O kai išmoksti tą dalyką daryti ir tu esi profesionalus šilkverpėjas, tai dar padainuoju kartu ir koja kažką pamenu. Bet ir vėl man nesisėja dėl to, kad aš pagalvoju, verpimas, aš niekada to nebandžiau, bet man smalsu. Ir kai man smalsu, man tai jau nebetrodo sunku. Taip, aš ten galbūt užsiverpsiu, persiverpsiu ir man tai galbūt nepatiks ar nesigaus, bet kol man yra smalsu, tol man yra gerai. Aš galiu to nežinoti, aš galiu tai mokintis, tai gilintis ir tame sunkumo aš nematysiu. O jeigu reikėtų tam tikrą kiekį nuverpti? Vėlgi požiūrio kampas. Su malonumu tai darai, su kažkokiu prasmės matymu. Ar tai darai bukai, nes kažkas liepia? Tai įsipareigojimas vidinis ar išorinis tada, jeigu taip galima būtų. Tai jeigu išorinis yra, tada jau dirbu, o jeigu vidinis, tai yra, pavyzdžiui, iš noro, tai tada galima ir veikti. Jau nebe darbas tada, ne? Bet mes dar ir atlygio vietą pamiršom. Riba yra, kaip sakė Vintas, mes kalbėjom, reikalavimai ir ne kažkieno, tai arba sutartas kiekis, kiek ten turi nuverpti. Ir vardan ko tą darai. Ar ta tavo veikla yra tam, kad išgyventi? Dar tas, kas naudos gavėjas arba kam reikalingas, kas mainai, kokie mainai vyksta. Ar tai pasitenkinimas, ar tai yra tas dalykas, iš kurio tu gali paskui gyventi? Tai vat ką aš pradžioje ir sakiau, kad kai vyksta kažkokie tai mainai, tai aš tai galiu pavadinti darbą. Aš gaunu kažkokį tai materialų atlygį arba savo naudingą kažkokią tai paslaugą, suteikdama savo paslaugą. Arba kažkokį produktą, ne? Tai va tai yra darbas.
Bet jisai gali būti lengvai arba sunkiai. Mes irgi gauname atlygį ir sakom, kad mums nėra sunku. Nes mes ką šnekam, tai labiausiai vis tiek paliečiam ne objektyvius kriterijus, o subjektyvią patirtį. Ir va čia atsiranda tas atsiskirimas, nes netgi ir su to pačiu atlygiu, tai yra, vat, jeigu darau dalykus, kurie turi vidinio kažkokio tai, vidinę motyvaciją, tai yra vienas dalykas, o jeigu, pavyzdžiui, dėl kito darau, abiejais atvejais gali būti atlygis. Bet tada jau gali būti darbas arba veikla, jau du skirtingi žodžiai ir čia jau kitaip jaučiasi. Man vis tiek norisi grįžti prie to vidinio ir išorinio įsipareigojimo, motivatoriaus, dėl ko aš tai veikiu. Tada taip tarsi darbu galima pavadinti arba kažkokiu tai veikimu. Tiesiog nes noriu arba nes reikia dėl kažko. O apie tą sunkiai dalį man vis tik atrodo, kad mes čia kalbam apie požiūrį į tą savo veiklą, į savo darbą. Nes sunkumus mes patys susikūrėm. Tai yra net tai, ką Eglė sakė, kad, tarkim, gauni užduotis, kurios yra nepamatuotos pagal tavo gebėjimus arba laiko resursus turimų. Tai yra galbūt nerealu įgyvendinti. Tai ar tai bus sunku ar lengva, vėlgi priklausys nuo manęs, kiek aš tai apie tai kalbėsiu. Tai yra, aš galiu nepriimti užduoties, nes galiu pasakyti, kad aš jos negalėsiu įgyvendinti. Arba galiu pripažinti, kad taip, aš neturiu tam resursų, bet aš galiu pasimokyti, labiau pasidomėti, daugiau pasidėti prie šito darbo ar šitos užduoties. Bet jeigu mano požiūris bus į tai, kad, o Dieve, aš nesugebėsiu, aš nespėsiu, arba man už nugaros stovės ir botagumo juos, taip sakant, tai kažkokia tai naštą ir sukuria ir tas sunkumas iš to ir atsiranda. O jeigu, pavyzdžiui, veikla yra maloni, viskas su ja kaip ir tvarkojant, tas pats darbas yra malonus, bet yra, šiuo metu yra didesni kiekiai. Tiesiog, nežinau, sezonas pavadinkime, padidėja tiesiog, padaugėja yra darbų ir vardan veiklos tęstinumo reikia jos įgyvendinti. Po to pasikeis, bet šiuo metu nespėjai, tiesiog sunku. Viskas tvarkoja, aš negaliu pasakyti, kad tai yra sunkus darbas, nes darbo pobūdis pats nepasikeitė, pasikeitė jo kiekis. Ir tai jau ne apie sunkumą. Man vis tiek siejasi su sunkumu, aš tada pavadinčiau darbu, kad sunkiai jaučiu. Vietoj veiklos. Man atrodo, dar per daug tada. Jo, jeigu man asmeniškai atrodo, kad jo yra per daug jaučiu, tai tada jau sunkumas atsiranda, o kai jau sunkumas, tai jau iš karto darbo. Man tai nuovargis atsiranda, nesunkumas. Lyg ir apie tą patį šnekam. Tai yra nuovargis ir sunkumas, tai nuovargis po kurio laiko to sunkumo atsiranda. Tai čia laikelį yra apie tą patį, ar ne? Gali būti sunku pavargus. Tai čia, man atrodo, dera tie du dalykai, galbūt kaip žodis skamba viduje su tuo. O ar gali būti darbas lengvai? Ko reikėtų, kad pasaulis nepagalvotų, kad darbas sunkiai? Daryti tai, ką tau malonu daryti. Nešneku apie tai, jog reikia vengti nemalonių ar nemėgstamų veiklų. Taip, yra dalykų, kuriuos tiesiog reikia padaryti ir žinai, kad tai yra viena iš sudėtinių tavo veiklos dalių. Yra kažkokie dalykai, kuriuos tiesiog reikia atlikti. Ir tai yra gerai, viskas su tokiu yra tvarkoje. Tai ką tu dabar sakai, tai čia apie tokiam tarsi įprasminimą. Ar gali būti? Apie tai, kad darai tai, kas patinka, kas malonu? Įprasminimas tame, kad gali būti daugiau, mažiau to darbo, bet tai yra prasmė, kažkokia tai viduje yra prasmė, įprasminimas to darbo. Ir iš to gali būti
tam tikras ir lengvumas ateita. Kad tai yra ne taip sunku, kaip galėtų būti. Taip, tai yra viena iš sudėtinių dalių, taip. Nes mano galva nėra nieko baisiau, kaip daryti beprasmius dalykus. Tai yra švaistymas. Tiesiog laiko, bet kokio resurso. Nu, kažkokia tai vis tiek tame būtų prasmė, manau. Daryti, pavyzdžiui, beprasmius dalykus dėl to, kad, nu, dėl pinigų, pavyzdžiui, nes noriu Čia yra uždirbti ta gauti prasmė. pinigų. Štai ir ta prasmė. Bet vis tiek sunkiai. Taip, man atrodo, kad sunkiai. Aš sutinku, kad man atrodo sunkiai yra daryti beprasmius dalykus, kai tu suvoki, kai jie yra beprasmiai. Ta prasme, kai suvoki, kad jie yra beprasmiai. Tai yra kaip anksčiau, tarkim, žmonės būdavo aprūpinami darbu, beprasmiu darbu, vien tam, kad jie neturėtų laisvo laiko ir negalėtų prisigalvoti kažko tai, kas keltų sąmyšį ir atitinkamas pasekmes. Ne? Tai yra tu, bet tiesiog sėdi bukai, kali, binis į rastą. Nes tau taip liepė. Kam to reikia? Niekam. Tai čia apie kolūkius apšnekė. Bet gal jiems nebuvo labai taip ir sunku. Aš neatsimenu tiek. Tikrai, užkabino tokią temą, bet labai trumpai, aš tikrai neatsimenu savo senelių vaitojant apie sunkius darbus. Vėlgi čia galim taip labai teoretiškai tada nuslysti, kaip apskritai būna. Jeigu liktumėm prie savo asmeninės patirties, gal tai skambėtų tada kiek gyviau, nes labai abstraktu tada patampa. Gal kažkas tai skundėsi, gal kažkas tai nesiskundė, gal kažkam tai beprasmiškas darbas, gal kažkam tai tame yra prasmė. Tai vis tiek kažkaip, aš tik kvieščiau vis tiek prie savo asmeninės gal nueiti, nes labai platu ir abstraktu tampa. Gerai, o pavyzdžiui, kokie būtų patarimai iš mūsų pusės žmogui, kuris pradeda jausti, jog jo darbas jam tampa sunkus? Pasikalbėti su kitais. Aš pasiskusti. Ir pasikalbėti su tuo, kas jį gali išgirsti. Tai eiti pas specialistus kalbėtis. Arba surasti, nežinau, žodžiu, kalbėti su kitais, bet su tuo, kas jį gali išgirsti iš tiesų. Kur yra legalu kalbėti apie tai, kad esu pavargau. Tai gali būti tas pats, galbūt, vadovas, kuris geba girdėti. Gali būti kolega, šeimos narys, gali būti konsultantas. Na taip, aš iš savo pusės pagalvoju, kad pradžiai bandyčiau atpažinti, iš kur tas sunkumas atsirado, kas man jį sukėlė. Pats darbas, atmosfera, užduotis, mano vidinės kažkokios būsenos ar dar kažkas. Iš kur sunkumas atsirado? Man dar ta dalis ateina, kad iš to aš žinau žmonių, kuriems ateina pasitenkinimas. Kad sunkiai padirbau, tai reiškia, užsidirbau, pavyzdžiui, poilsį, kažką tai nuveikiau, kad padariau. Ir tai yra, tai duoda ir tą tokį pasitenkinimą vidinį, kas, o kam jo atsikratyti. Kad sunkiai. Jeigu tame yra prasmė, pavyzdžiui, kad atsiranda vertė tada. Pavyzdžiui, poilsio vertė, arba kad užsidirbau, kad galiu pasakyti, kad pavargau. Ir tame, kad dirbau ir sunkiai. Nes lengvai neužsiskaitytų tiesiog elementariai. Aš jau klausimą labiau supratau, kad kai tai trukdo. Kai tas sunkumas trukdo, kai sunkumas įsiprasmina, tai pasidžiaugti gal net. Jeigu žmogui tai yra jo prasmės dalis, aš labiau supratau, kad kai trukdo. Tai taip, pabandyti ieškoti, nuo ko sunku, pačiam pabandyti ieškoti, nuo ko sunku, tada ieškoti sprendimų, arba jeigu pačiam sunku save suprasti, pasikalbėti su kitu. Ir nežinau, aš jaučiuosi taip, kad
su jumis vat, dviem jau esu savotiškai susitarus, to nesusitarusi, nelaikyti, kad darbas lygu sunku. Tai gal plėsti tokį legalizavimą, kad tai nebūtin, kad yra legalu nejausti sunkumo nuo savo darbo. Nuovargio, taip, kažkokių tai pasiekmių, kuriomis turi, tarkim, tvarkytis, kažkokių tai sąskaitų išrašymo, kaip tau, postų rašymo, kaip man, kuris yra ta vieta, kuri savo veikloje nėra pati mylimiausia, bet kad yra legalu, radus savo pašaukimą, nejausti tokio sunkumo. Nu, tai tikriausiai viskas prasideda pradžioje nuo ko ir pradėjom, tai yra nuo klausimo. Ar darbas tik tai sunkiai gali būti. Tai savęs paklausti, ar ką veikiau, jeigu nebuvo sunkiai, ar čia dirbu, ar čia užsiskaito, ar čia legalu. Ar legalu tiesiog vadinti, kad, taip, lengvai, bet dirbu ir vis tiek dariau darbą. Ir kaip tu tada atrodai visuomenės akise? Tas tai už nieką pinigą gauna. Aha, tada už nieką, jeigu nesunkiai, tai už nieką. Aš manau, tada yra dar vienas variantas, kas man šovė galvoje, kad fiksuoti, ką dariau. Tiesiog fiksuoti veiksmus, ką dariau, kad veikiau. Nes, atrodo, jeigu sklandžiai taip ėjo, kaip profesionaliam vertėjui arba šokėjui, tai jis nedarė, bet fiksuoti pačiam, ką aš dariau, kad taip įvyko. Gilinausi, mokiausi, sąskaitas išrašinėjau, postus rašiau. Dariau dalykus, aš veikiau, mano veiklų tai buvo. Ir tikriausiai sunkiausia būtų pastebėti tos darbus, kurie buvo lengvi. Tie, kurie sunkus, tai pirmieji sąrašą greičiausiai ateitų. Mano atveju tai sąskaitas išrašinėjau pirmą numerį tikriausiai būtų. O dar pastebėti, kad ir šitą nuveikiau, ir šitą padariau, ir šitą, kurie dalykai buvo galbūt ir lengvi. Aš dabar galvoju apie, kas man sunkus darbas, su kuo jis asocijuojasi, kas man tai būtų. Tai sakyčiau, kad tai būtų darbas su daug įtampos, nuolatinės įtampos. Tai yra, jeigu tai būtų protinis kažkoks darbas ar ne, oficinis kažkoks, kurį įsivaizduoju, tai darbas su žmonėmis, su daug atsakomybių, kur nuolatos reikia gilintis į kažką tai naują informaciją, kur tave riboja terminai kažkokie. Ir tada tu jauti nuolatinę įtampą. Gali jinai būti lengvesnė, stipresnė, varijuoti, bet ji yra. Ir ta įtampa, aš taip spėju, kad tokį lėtinį nuovargį pradedi jausti. Taip, jeigu ji įtampa yra pamatuota, tai yra tam tikra adrenalino rūšis, ar ne? Tai po tokios dienos tu jautiesi gerai ir esi patenkintas tuo, ką darai ir kaip pas tave yra. Bet jeigu ta įtampa jinai kaupėsi, tu jos nemoki išleisti arba vėlgi nematai, kad ji pasibaigtų ir ji nuolatos kylanti, tai gali peraugti tą patį sunkumą. Ir tai vėlgi perkeliu nebūtinai, perkeliam iš ofiso į kokį, tarkim, vilkikų vairuotojai. Man toksai vienas iš tokių siaubingesnių darbų, dėl to, kad tu vairuoji nežmoniško dydžio agregatą, tu esi atsakingas už krovinį, tu nežinai, kas tavęs laukia kelyje. Vienas dalykas tai yra ir fiziškai sunku, ir smegenys nuolatos turi būti įtemptos, ir tas nuovargis kažkoks, ir reikalavimai iš išorės, ir iš aplinkos, tu dar turi ten prižiūrėti, ir krūva visokiausių ir atsakomybių. Išorinių įsipareigojimų. Taip. Ir čia man taip pat yra nuolatinės įtampos darbas. Tai čia jau darbas? Taip. Bet jeigu vėlgi ta įtampa ji yra pamatuota ir kontroliuojama, ar ne, kad aš žinau, taip aš atsakingas už krovinį, taip aš žinau, kad temperatūrinis, pavyzdžiui, režimas, kuriuo aš vežu krovinį, jis yra geras, man jį reikia pasitikrinti kas kažkokį tai laiką ir viskas yra tvarkoj, aš sutariu su kolegomis, aš ten per daug nesigilinu į kažkokius užkulisinius dalykus, kurie manęs neliečia, aš darau savo darbą, tai yra vairuoju. Tai vėlgi ta įtampa, ji yra, bet ji yra kontroliuojama lygiai. O tai dienos pabaigoje darbo tada liksi nedirbęs po to? Kaip ir Eglė gerai sakė, pasižiūrėk, ką tu darai.
Pabandyk atsiminti, kad Mhm. išrašiau sąskaitas, parašiau paustą, pasikalbėjau su vienu, suradau kitą ir taip toliau. Kiek tu nuveikiai per tą dieną? Tu gali sakyti, sėdėjau ir vairavau baranką 8 valandas, arba gali sakyti, kad tikrinau temperatūrinį režimą, užsipyliau kuro, pailsėjau, užpildžiau dokumentus, susiskambinau su vadybininku, pristačiau tenai kažką ir taip toliau. Tai girdžiu tokį kvietimą, tarsi atkreipti dėmesį į dalykus, kuriuos darau nebūtinai sunkiai. Ir tai irgi galima pavadinti darbu, pavyzdžiui. Ir tai užskaityti kaip veiklą, nes tu ją veikėjo, Ir nesufantazavai. net jeigu tai nebuvo sunku, vis tiek po tokios dienos darbo tu nusipelnei poilsio. Jis neturi ateiti tik tada, kai tu pasijautai sunkiai, prislėgtai, pavargusi ir panašiai. Guodžiam save, kad vis dėlto dirbam. Aš taip, nemanau, taip iš dalies galbūt ir guodžiam save, legalizuojant tuos dalykus. Aš atsimenu, kaip mes kartu mokėmės palankaus domėjimosi. Ir karts nuo karto, ir darbė su klientais panašiai, aš jį atsimenu ir santykė kartais su savimi atsimenu, kad dariau dalyką, aš jaučiau, paklausiau netgi savęs, ar man buvo darbė kada nors lengva, ne? Ir paklausiau, o kas tada buvo, ir to žmogaus paklausiau, ne? Ir ar tu tą gali atkartoti, kas vyko? Nes darei dalykus ir ką gali pernešti į kitą savo sunkesnėje vietą, ką gali panaudoti, kad to lengvumas plėstųsi. Čia tiesiog kaip mintis. Tai yra įsivardinamas, kaip tu padarai dalykus, nors jie gali būti ir lengvai. Taip. Ir sustoti ir paklausti, kodėl neužskaitai, nes mes jau nemažai šiandien kalbam, bet man dar klausimas, kodėl neužskaitai to lengvumo? Kodėl neužskaitai? Kodėl neužskaitom šitų veiksmų? Tai patys neužskaitom. Nuo to ir pradėjom, kad neužskaitom. Čia būtų įdomu iš klausytojų, jeigu kažką minčių kilo, kad pasidalintų, kas jiem yra sunkus darbas, kas yra apskritai darbas, ar jie mano, kad dirba ir ar dirba sunkiai, jeigu ne, kodėl. Nes man įdomu sulaukti kitokių požiūrių į visą tai. Gal mes čia tik patys susigalvojom, kad čia tik Taip, tai tema, taigi mums tik tai iškilo. Taip, freelanceriai sako, kaip gerai. Nuo kalno šneka, kaip gerai čia pas mus. Bet tai, jeigu einant prie pabaigos, pavyzdžiui, mūsų pokalbio, tai aš dabar galvoju, ar aš turiu savo atsakymą, kas man yra darbas. Šiam momentui sakyčiau taip, kad mano kažkokios taip veiklos, pridėtinės vertės kūrimas kitam, mainais už kažką tai savo, tai kas man yra naudinga. Aš taip pavadinčiau darbu. Pati savo. Kada aš manysiu, kad aš dirbau, tai kai kažkas gaus naudą ir aš gausiu iš to paties naudą. Tai nauda ir savo, ir kitiems, svarbu, kad dar įvyktų mainai. Taip. Nes jeigu tai bus tiesiog nauda kitiems, tai bus mano kažkoks savanoriškas darbas, tarnavimas, tarnystė kažkokia. Altruizmas kažkoks. Taip. Ir tada dingsta tas kriterijus sunkiai. Netgi žiūrėk, savanoriškas darbas. Netgi negauni lyg ir materialinio atlygio, bet kažkokio atlygio vis tiek gauni. Vis tiek mainai tai vyksta, savanorystėje vis tiek mainai yra. Taip. Nes kaip aš ir manau, kad nieko šitam pasaulyje nėra nesavanaudiško. Čia apie mainus kalbą, kad vis tiek įvyksta mainai. Visame kame. Kad mes viską darom dėl savęs. Taip. Tačiau kita tema. Taip, čia aš ir norėjau sakyti, kad galbūt kita tema. Tai gražiau negu tu ją aš nesuformuluosiu, tik tai man po mūsų šito pokalbio atsirado legalu po šitos formuluotės smailą uždėti, kad darbas gali būti besišypsantis, kad darbo žodis yra legalu ir kad vietoj sunkiai gali būti su polėkiu, pavyzdžiui. Ir vis tiek tai bus darbas. Ir galbūt reikia, aš tik pamačiau, kad galbūt reikia pačiai viduje žodynę, kodėl aš pasakiau, kad tas smailas, kad savo viduje žodynę žodį darbą nelaikyti tame skyrelėje, kuris apie sunkius dalykus. Kad žodį darbą padėti per vidurį ir kad jisai gali būti tiek sunkus,
tiek su polėkiu. Aš sakyčiau, kad kada aš pasakysiu, jog aš dirbu, tada, kai aš didžiuosiuosi savo veiklą. Opa. Nu, tai ir įdomu, ką mano klausytojai, jeigu būtų pasidalinimų ar per klausimo platformą, ar mūsų svetainėje aplinka verslui LT, lauktumėm, ar čia mes patys tik tai susigalvojom tokią hipotezę, kad čia tik tai sunkiai, tik tais mums, ar yra ir daugiau minčių apie tai. Būtų smalsu. Ir kviečiu ginčytis, jeigu galvojate kitaip. Ką, ir šiandieną jau baigiam, tada stokim. Gerai, ačiū kolegos. Ačiū. Ačiū ir iki. Ten.